Šiandien keliausim ekskursiją kanjonus. Dabar surinkinėjam žmonės, užsipildys visas autobusas. Mes pajudėjom iš Budvos, dabar Bečičija, dar Petrovacą liktai, o paskui jau į šiaurę. Šiaurė link kanjonų. Labas rytas. Pirminiai autobusiukas, lietuviai, nes lietuvių gidė, lietuviai čia Montetūras organizuoja šitas ekskursijas. Daug žmonių vietinių gyvena, 633 tūkstančiai vietinių gyventojų, bet 10 tūkstančių, 20 tūkstančių pastaruoju metu iki 50 tūkstančių atvažiavusių buvo ryšium su paskutiniais įvykiais. Bet pastaruoju metu jie pasiskyrė po visą Balkanų pusiasalą, visur išvažiavo, iš pradžių čia pabėgo labai daug kas iš Rusijos, iš Ukrainos, o paskui jie tiesiog išsiskyrė po visą buvusią Jugoslaviją. Turkų labai daug atvažiavusių. Gal pastebėjot, kas Budvoje gyvenat, tai pastebėjot, senamiestyje yra daug turkiškų parduotuvių. Čia, žinokit, antras, kaip aš sakau, antras Balkanų užpuolimas, nes kažkada tai čia buvo karas ir karas gana ilgas buvo, 500 metų, būtent Balkanuose vyko karas su Osmanų imperija. Čia Juodkalnijoj 400 metų kovojo su osmanais ir atlaisvino savo teritorijas, bet dabartiniu metu iš kitos pusės turkai, iš ekonominės pusės, pradeda užkariauti visą pasaulį. Jeigu buvot Kotarė ar būsit Kotarė, ten jau nebeliko nei vienos parduotuvės, kur vietiniai dirba, ten pora itališkų parduotuvių liko, o visos kitos parduotuvės yra išnuomotos ir turkai pardavinėja savo jau ten ir papuošalus, ir odinės striukės, ir kilimus, ką tik tai nepardavinėja. Čia pastaruosius 5 metus. Čia tokia politika yra dabar, nes, pavyzdžiui, valstybė padeda ir aš galvoju, kad čia ne tikri turkai, o kurdai. Jie perka nekilnojamą turtą, apsigyvena čia, paskui įdeda savo kapitalą, pradėjo jau statyti viešbučius. Anksčiau savo kapitalą įdėdavo iš Rusijos funkcionieriai. Pastaruoju metu, pavyzdžiui, azerbaidžaniečiai, tokia firma Sukar, jie pastatė jachtų uostelis, ten yra daug pušų, o visur kitur, žinokit, čia daugiausiai yra tokie akmeniniai, nedideli akmenukai, va tokie paplūdimiai. Vadinasi, ta didelis paplūdimys vadinasi Velika plaža. Čia pakrantėj yra keletą miestų. Apie Budvą jūs jau žinot, jau daug svečių mes turim iš Budvos. Toliau Petrovac, toliau į tą pietų pusę Baras, vadinasi, taip miestas vadinasi Baras. Ne tas baras, prie kurio galima ateiti ir čirką išgerti, o čia toks pavadinimas dėl to, kad jisai priešais itališką miestą Bari. Ir anksčiau, pavyzdžiui, taip ir vadindavo Antibarijus. Bet Sunktas arčiau Kroatijos, yra Gercegnovė. Visos kitos yra vietovės nedidelės. Kroatija. Manau, kad daug iš jūsų jau buvot Kroatijoje, atostogavot. Toliau pietuose riboja su Albanija.
Toliau šiauriai riboja su Serbija ir palei jūrą riboja su Italija. Iki Italijos yra 200 mylių. Aš specialiai vakar pažiūrėjau internete, ar paleido feribotą, tai yra keltą, nes kiekvienais metais ir aplamai visada buvo ryšys Juodkalnija ir Italija. Aš atsimenu dar iš Kotaro, o aš pati gyvenu Kotare, buvo laivas, kuris kiekvieną šeštadienį kursavo į Italiją. Pastaruoju metu, matyt, nerentabilų jo nėra, bet keltas Barbarija visada būdavo. Pastaruoju metu jisai, man atrodo, jį remontavo ir pagaliau šiemet vėl paleis šitą liniją. Visą naktį laukiam į, reiškia, Adrijos jūrą, visą naktį plaukiam ir iš ryto. Reiškia, kad kitose šalyse išvis tokių augalų nėra, nes šiaurėje yra tokios vietos, kur ne tai, kad žmogus gali, ne tai, kad su mašina pravažiuoti, žmogus negali praeiti. Daugiausia 80% visos teritorijos yra kalnai. Visa Juodkalnijos teritorija yra 13,9 tūkstančiai kvadratinių kilometrų. Pakrantė gana siauri, bet kas įdomu, kad vakarų pusė labai panaši į Kroatijos peizažus, o pavyzdžiui, rytų pusė arba pietų pusė, kaip norit, labai panaši į Albanijos teritoriją. Ir kas įdomu, kad čia Juodkalnija yra status kalnai, kalkakmeniniai kalnai, o pavyzdžiui, Albanija daugiau smėlio kalnai. Kas įdomu, kad Skadaro ežeras pats jauniausias Europai ir pats didžiausias pagal savo teritoriją. Būtent tai, kad Albanijoje teritorijoje smėlio kalnai, čia ir buvo priežastis, dėl ko atsirado Skadaro ežeras. Nes iš tikrųjų buvo derlinga žemė, buvo lyguma iki 19 amžiaus. Pagal senovinius žemėlapius, būtent Zetos lygumoje buvo tik tai viena upė ir lyguma. Kažkada tai iki 13 amžiaus būtent šitoj lygumoj augino kviečius. Bet kasgi atsitiko? Ir žemės drebėjimai turėjo įtakos. Ir dar, kas įdomu buvo, 19 amžiuje, būtent po žiemos, kada pradėjo tirpti sniegas, tirptantis vanduo, atnešė su savim nuo kalnų iš Albanijos pusės smėlį. Tas smėlis užkirto kelią, vanduo vietoj to, kad pataikyt į Ada Bajana upę, išsiliejo ir buvo potvynis. Du kartus iš eilės buvo tas potvynis. Galų gale buvo žemės tokios vibracijos, atsirado taip vadinamieji akis, tai yra vandens šaltiniai. Ir su laiku būtent šitas ežeras tapo tokiu dideliu. Jis toks didelis, 500 kvadratinių kilometrų, tik tai žiemą, pavasarį ir vėlai rudenį. Vasaros metu jisai susiaurėja iki 350 kvadratinių kilometrų. 2/3 priklauso Juodkalnijai ir 1/3 priklauso Albanijai. Už mūsų nugaros liko Varo riviera, taip vadinamoji, ir už mūsų nugaros du miestai, Varas ir Ulcinis. Dabar įvažiuosim į Soziną, taip vadinasi tunelis, pats ilgiausias, virš 4 kilometrų. Vietiniai sako, kad dar yra ilgesnis tunelis, bet jis buvo pastatytas 20 amžiuje.
jį vadino Juodkalniečių metro. Aišku, apie jokį metro čia kalbos nėra. Tuo jūs greitai pamatysit, išvažiavę iš tunelių, pamatysit geležinkelio kelią. Ir būtent, kada statė geležinkelio kelią, reikėjo pastatyti 6 km tunelį. Nelabai jis matysis, bet jūs turit žinot, kad jis išvis egzistuoja. O dabar įvažiuojam į Sozinę. Pats patogiausias būdas davažiuoti iki Podgoricos, nes vaikšto dviese. Kodėl? Kaip galvojat? Vienas žino lotyniškai rašyti, kitas žino kirilicą. Bet iš tikrųjų mokykla ir tą studijuoja. Daugybė žuvų, 44 rūšis. Ir vizitinė kortelė, aišku, karpis. Veidrodinis karpis. Pabandysiu šiandien jums parodyti veidrodinį karpį. Žinokit, vietiniai žvejoja ir paskui parduoda palei kelią. Pažiūrėsim, kada važiuosim. Kiek jie šiandien pastaruoju metu importuoja ir vaisius, ir daržovės iš Albanijos, iš Bosnijos Hercegovinos, iš Makedonijos, bet turi daug ir savų. Pelikanai, juos galima pamatyti tik tai labai anksti iš ryto, nes jie bijo triukšmo. Kormoranus visada galima pamatyti, gandrus galima pamatyti, antis ir taip toliau. Agaras. Čia toks riešutas, labai retas riešutas, jis yra įrašytas į raudonoji knygą. Ir vietiniai pasakojo, kad karo metu jie net darydavo miltus iš to agaro. Ar matosi Albanijos krantas? Ir vėl migla, nes labai skiriasi temperatūra. Naktį krenta temperatūra, o dieną, kai išeis saulė, labai karšta. Būtent čia pati karščiausia vieta visoje Juodkalnijoje. Jeigu, pavyzdžiui, pakrantė, aš sakiau, viduržemio jūros klimatas, čia yra subtropikai. Podgorica, kurią mes turim pravažiuoti, ten išvis pats karščiausias miestas visoje Europoje. Jis buvo pripažintas prieš 5 metus būtent pačių karščiausių miestų visoje Europoje. 54 laipsniai buvo. 54, įsivaizduojat. Taip, greitkelis. Dabar jisai, paprastai atrodo, bet žinokit, čia buvo grandiozinis projektas ir iš dešinės pusės, kaip tik mes matom, tą senąją tunelį, kurį vadina vietiniai metro. Iš dešinės pusės prasideda ir iš kairės pusės pasibaigs. Skadaro ežere auga labai daug augalų visokių.
geriausiai pasiplaukėti su laiveliu. Tada galima pamatyti visą Skagero ežero grožį. Taip, dar žiūrim. Dešiniai pusėje, nesimato Albanijos, nesimato. Dabar važiuosim dirbtiniu keliu, specialiai statant greitkelį, o sujungti viena sala ir sausuma. Iš kairės pusės, atkreipkite dėmesį, patys tolimesni kalnai, vadinamieji Montenero arba Montenegro. Dabartiniu metu čia yra Lovčino masyvas. Būtent ten yra antra sostinė. Sakiau, kad juodkalniečiai mėgsta skaičių daug. Podgorica šiuolaikinė sostinė, o Cetinė senovinė sostinė. Iš kairės pusės tvirtovė, turkiška tvirtovė. Dabar mes sustosim fotopauzai. Dešimt minutėlių fotopauzė. Kas kur, neaišku. Kam? Kas norit, galite į apačią nusileisti, kas norit čia. 10 minučių tu turim. Turim, 10 minučių čia yra daug. Skadoro ežeras. Jis yra čia, ribojasi ir su Albanija. Trečdalis Albanijai priklauso ežero, o 2/3 Juodkalnijai. Buvo. Kas man įdomiau, kad kažkokius tinklus šiandien iš jūros išplauti tinklą, o kušydo. Čia masals. Šeta. Lauka, čia šią prutuliuką, kad reikėjo tinklą, čia į kažkokie kėbus. Čia kablys. Va. Koks masals pakabins. Taip pani čia gauda karpius. Prikabėn va dar, kaip suprantu, tuoti. Kukurūzą įdėti. Čia dirbtinę kukurūzą pakabinti ant kablių. Šitą kokią tinklų. Na. Kokią tinklą. Kvepkarpės. Skadoro ežerėlis. Šitą kateriuks. Geriausia to kateriuks. Dabar važiuosime link Podgoricas. Katras tas mano autobusas. Ir iš dešinės pusės ežeras. Kas matot žemėlapį, jis yra gana didelis, kaip aš sakiau. Aišku, čia yra vietos poilsiauti, yra paplūdimiai. Mūričiai vadinasi. Plavnica upė yra net laivas, su kuriuo, pavyzdžiui, per išeiginės pailsėti ir gyvuliai, ir žmonės, ir kur nekur buvo tokios poilsio stovyklos. Tai pirmai visuose užrašuose mes galim perskaityti apie tokią poilsį šitą miestą, nes per pasaulinį karą, per antrą pasaulinį karą šitas miestas buvo visiškai sugriautas. Virš
70 kartų čia bombardavo ir nuo gyventojų, nuo 16 tūkstančių gyventojų liko tik tai gyvi 5 tūkstančiai gyventojų, įsivaizduojat, neturėjo kur gyventi. Ir tada per 2 metus pastatė tokius tipiškus namus, vat mes atsimenam jo sovietų laikais, Chruščiovkė vadinasi. Tik tai dabartiniu laiku pradėjo šitas miestas vystytis, nes dabartiniu laiku labai daug įdeda pinigų, dabar jau ir tiltą naują pastatė, dabar jau visus rajonus, žinokit, kaip grybai auga rajonai. Vienu žodžiu, daug kas pasikeitė, būtent dabartiniu laiku. Po to, kada iširo Jugoslavija, 91 metais grąžino pavadinimą Podgorica. Ir pastaruoju metu visos ambasados, valdžia, visi jau gyvena būtent Podgorica. Čia vadinasi pati didžiausia firma, kuri gamina visokinius alkoholinius gėrimus. Ir raudonąjį vyną, ir baltą vyną, ir rakiją, ir šampaną. Čia jau kitokia tradicija. Aš sakiau, kad graikai, jie pripratino vietinius auginti alyvmedžius ir daryti alyvuogių aliejų, o romėnai, jie pripratino auginti vynuoges ir daryti vynuogių vyną. Ir iki šiol Juodkalnijoje taip ir yra. Taip ir pasiliko tos dvi tradicijos. Vietiniai netgi namuose irgi gamina ir rakiją, tai yra degtinė vietinė, ir vyną. Ir pavyzdžiui, restoranuose galit savo užsakyti, kada valgot ir vietinį vyną paragauti, arba buteliuotę, tai čia firma Plantaža. Vienintelė firma. Ir būtent iš ten pavasarį būna toks vėjas, kad neįmanoma iš mašinos išlipti. Tai va, dėl to ir auga ne tiesiai medžiai, o kaip girti atrodo. Tu matai? Nematau. Čia bus tai va, tai priekį. Tokie, tai visi kreivi šleiviai. Matai, kokie yra. Atrodo, kad jie linksta. Jie taip ir išauga. Girtas miškas. Klaipėdai panašiai irgi yra atmosfera. Man atrodo, Nidoj irgi panašus miškas yra. Ir smiltyniai taip pat. Smiltyniai? Nu, yra kai kuriuose vietose. Čia tai visas taip gražiai atrodo, kad va, tai. Nes smiltyniai, atsiprašau, jau svarė. Jolanda Kempuras. Nu, bet čia žiūrėk, visai čia kaip jie ir nupūsti. Nuo jūros, jeigu vanduo tą eina. Čia tai kažkaip į vieną viskas nesimoko. Bet visai keistai. Pirmą kartą matau. Esam Podgoricoj. Dabar sustojom čia degaliniai, kas kavos, kas tualetus. Tai ir kaip papasakojo, Podgorica ir pripažinta karščiausiu Europos miestu. Prieš 5 metus pripažina Podgorica karščiausia Europoje. Vasarą būna 55 laipsniai šilumos. Nu jo, čia tarp tų kalnų gal vėjuką matyt neužput, tai jo, šiandien jau iš ryto jau tas čia neblogs karštuks, o dar ir tik gegužis. Podgorica yra net paplūdimiai padaryti ir ten, žinokit, vandens temperatūra būna iki 24.
visuose kalnuose yra keletą kanjonų. Maračios upės kanjonas, Taros upės kanjonas, Pyvos upės kanjonas, Mrtvica upės kanjonas. Bet ne visur galim privažiuoti, tuo labiau su autobusu, toks kanjonas Mrtvica, ten iš vis galima tik tai trekingu užsiminėti, nes ten neprivažiuosi net su automobiliu. Būtent Maračios upės kanjoną galim apžiūrėti, galėsim išeiti iš autobuso nufotografuoti ir kaip tik sekantis sustojimas bus būtent pačioj gražioj vietoj, kur kanjonas yra 960 metrų gylio. Vietovė vadinasi Platija, taip vadinasi, nuo rusiško žodžio platija, suknelė. Tai va, galėsit atsiminti Platiją. Ten matysis tik tai dangus ir kalnai. Kol važiuojam, papasakosiu apie florą, apie fauną. Kaip rašo? Rašo, kad 1/4 visos Europos floros auga būtent Juodkalnijai. Čia jau keičiasi, čia jau nematysit nei palmių, nei eukaliptų, visi egzotiniai medžiai auga būtent pakrantai. Čia jau laukiniai medžiai. Labai daug krūmų. Laukiniai Grand 23 metus statė šitą geležinkelio kelią. Gal kas nors atsimenat, sovietų laikais Tarybų Sąjungai buvo panašus Bamą statė. Tai vat kažkur tai panašiai ir čia buvo. Visi dalyvavo. Netgi iš kalėjimo žmonės irgi dalyvavo. Šito geležinkelio metrų aukštai yra žmonės, kurie negali, pavyzdžiui, pakilti, bijo tiesiog. Klaustrofobija tokia. Nuo tų laikų iki šiol traukinys važiuoja tik tai naktį. Vakare iš Belgrado važiuoja link Juodkalnijos ir vakare iš Baro važiuoja link Belgrado. Buvusi Jugoslavijos sostinė buvo Belgradas ir tais laikais būtent reikėjo pastatyti geležinkelio kelią tam, kad žmonės galėtų atvažiuoti į Belgradą. Pastaruoju metu irgi kursuoja šitas traukinys reikalus Belgradė ir paskui grįžti. Per kiek nuvažiuoja? Visą naktį važiuoja 500 km, visą naktį važiuoja. 10 val. Iš Belgrado ir 8 val. Podgoricoj. Ir paskui 9 val. Bare. Sėdi jau bare į Baliavoj. Yra 960 metrų, o aukštis 200 metrų iki upės dugno, o stulpai 170 metrų. Tuoj pamatysit. Kiniečiai kažkada tai išlošė tenderį 2015 metais ir žadėjo per 4 metus pastatyti greitkelį. Iki šiol tik tai 41 km greitkeliai yra pastatytas, nes žinokit, labai sunkus darbai buvo, labai daug reikėjo sprogdinti šitos kalnus, daug tunelių, tiltų, daug požeminių vandens šaltinių buvo. Vienu žodžiu, kiniečiai net negalvoja, kad tiek reikės ilgai statyti. Galvoja, per 4 metus pabaigs, bet pasirodo, kad iki šiol dar šitas kelias nebaigtas. Horizonte galit pamatyti Maračios upės tiltą. Kas nors iš jūsų, gal žinot kiniečių kalbą? Iš dešinės pusės yra namai, kur gyveno
Ir iki šiol dar gyvena kiniečių darbuotojai. Tai jie čia prirašė visokiais savo hieroglifais. Svarbiausia, kad nesikeiktų, aš galvoju, ką jie ten prirašė. Toj paskaitysim, kas mokat skaityti kinietiškai, kas nors galite išversti, ką jie čia prirašė. Žiūrėkit iš dešinės pusės. 30% darbo vietų užimdavo juodkalniečiai nuo 2015 metų iki 2019 metų. Paskui buvo pandemija, kaip jūs atsimenat, ir buvo užkonservuota statyba, paskui pratęsė. Ir 2022 metais pagaliau atidarė greitkelį. 41 km greitkelio. Jį aplamai greitkelis jį turi pastatyti 167 km ir turi sujungti vėl tą miestą Barą nuo Baro iki Bolerė, tai yra iki Serbijos. Čia specialiai stato greitkelį tam, kad pervežti krovinius. Visada čia buvo pirkėjų karavanai eidavo, visada čia perveždavo krovinius. Ir visada Juodkalnija buvo tranzitinė šalis. Iki šiol trūksta kelių. Mes važiuojam šito keliu, kuris buvo pastatytas Brostito laikais. Bet šito keliu važiuoja ir yra nepatogu, ypač vasaros metu. Užtat pastaruoju metu ir sugalvojo pastatyti greitkelį. Pats brangiausias Europoje greitkelis yra Juodkalnijai. Iki šiol jau milijardą įdėjo pinigų tam, kad pastatyti 41 kilometrą. Bet kiek dar? Dadės milijardus? Nieks nežino. Tranzitinė tokia šalis ir visada naudingas iškasas kasė būtent Serbijoje, kada buvo karalystė, kada buvo buvusi Jugoslavija. Pastaruoju metu pradėjo savo tyrimus, kažkada tai 13 amžiuje buvo tokia kasykla, Pirskovo vadinasi, ir ten kasė ir auksą, ir sidabrą, ir varį, ir cinką, bet ryšium su karu aišku, ilgais metais iš vis nebuvo kasykla, jinai nedirbo. Ir pastaruoju metu po ištyrinėjimo surado gyvsidabrį. Tai pastaruoju metu kaso anglį, būtent šiauriai, ir gyvsidabrį. Šituose kalnuose jų sudėtis yra daugiausiai kalkakmenis, bet yra granito, ir yra boksito. Boksito kasykla yra prie Nikšičio, tai čia centrinė Juodkalnijos dalis, toks miestas Nikšič, antras po Podgoricos pagal savo gyventojų skaičių. Būtent ten yra boksito kasykla, o prie Podgoricos yra aliuminio kombinatas. Nesenai, iki 2013 metų, gal girdėjote tokią pavardę Olegas Deripaska. Jis yra milijonierius iš Rusijos, kuris buvo šito kombinato direktorium. Bet jis pridarė tiek skolų, kažkur taip dingo ir beveik visus metus buvo toks įstatymas. Tie, kurie turi mobilus telefonus, kiekvienas naujo mėnesio skambutis buvo apmokamas 1 eurų. Tas 1 euras, tą 1 eurą surinkdavo tam, kad apmokėt skolą. Įsivaizduojat, vietiniai turėjo būtent kalnuose. Mes dabar šnekam apie tos ožiais, kurie gyvena kalnuose. Sako, kad iš ryto juos galima pamatyti ir jie gali, pavyzdžiui, eiti per kelią.
asilai. Vat. Dėl asilų noriu pasakyti, kad jų beveik neliko, bet vienas vietinis žmogus atidarė asilų fermą. Ir kaip jis pasakoja, sako, anksčiau buvo tūkstančiais asilų, būtent Juodkalnijai. Bet pastaruoju metu jų nebeliko. Ir jis kaip tik nori aprūpinti visą Juodkalniją asilais. Užtat jisai atidarė tą firmą ir dabartiniu metu pas jį yra 60 asilų. Tarp kitko, asilų pienas yra labai brangus. Žinot, kiek kainuoja vienas litras? 50 eurų už litrą. Jo. Nes labai sunku pamelžti, nes, sako, viena patelė gali duoti tik tai 400 gramų pieno. Prie Danilovgrado nesenai atidarė asilų fermą. Galima ten nuvažiuoti, galima ten pažiūrėti ir mokėti nereikia. Reikia tik tai su savim turėti ko pašerti. Ten morkas, pavyzdžiui, ar kopūstų, ar dar ką nors. Vietiniai, tarp kitko, čia prie Podgoricos netoli atidarė vadinamoje mažą ir didelį rojų, taip vadinasi. Čia laukinių gyvulių prieglauda. Jaunimas ten vienam kaime atidarė visų 10 minučių tam, kad nusifotografuoti. Moračo kanjonėlis. Kažkaip čia ta upė sunkiai matosi. Gylis nemažas, apie kilometrą. Bet pamatyti čia kažkur sunku. Čia va dar kažkiek eina matyti. Šitą grožį. O paskui važiuosim į vienuolyną. Dar viena stotelė. Lekiam. Pažiūrėt. Kalnuos dainuoja žirgeliai. Uli, uli, jo. Ubliamba, čia gali ir uli, jo. Ir nulijo čia gali. Gali ir pirstelti. Čia palipęs. Jo. Moračos kanjonas, Moračos upė, kuri įteka į ten tą ežerą. Svadovsko, ne Svadovsko, koks ten tas ežeras.